sutarkime iš karto, kad nebūtų kvailų kalbėjimų. Motorolerį vairuoju aš. Jo, a ne? Tu atsisėsi, užsivesi ir vairuosi, aš kaip durnius laikysiu pizzą? Nu, suprask, čia ne arklys ir ne vandens dviratis. Čia yra autotransporto priemonė, kuri yra vienvietė. Taip, kad pizzą tu neši. Nu tai gerai, tai reiškia važiuosi tu, aš tada priekį bėgsiu. Jo, tu bėgsi jau ten priekį per 10 metrų nuo manęs, nes negalvotų, kad tu mano draugas. Ir, matai, aš galėčiau pakabinti pizzą, kad jinai kabėtų čia, bet jinai karšta išsilenks. Praras savo skonį ir kvapą. Jo. Iš kur užsakymas? Iš Nemenčinės. Ajopšik, man. Bėg, aš užsivesiu čia. Bėg, toliau. Pamiršau raktelį. Česlovai, palauk! Česiukas, palauk, man akis pavargo su tokiais sakiniais vairuotų, ką manai lengva, aš nieko nematau. Silpnas iš tavęs kareivis būtų, kaip tu į marš brasoką eitum, va. Tu durnas, su tokiais sakiniais į marš brasoką, su tokiais tik televizijoje dirbt galima. Klausyk, kaip mūsų pizza gyvena? Pasižiūrėk. Žiūrėk, šefpavaras nesąmonę padarė. Ir dešrą su dešrą, kas mėsą su mėsą valgo. Davai nuvalgom dešrą. Davai. A čia gali būti specialiai. Žinok, žydai niekada nemaišo šito sūrio su dešra. Nemaišo sūrio? Taip. Kokie snobai? Nesnobai, jie žydai. Jo, žydai. Ale kaip skanu būtų dabar, fantazuoju savo degtinės prie pizzos. Tu nenervuok, mane klientas laukia ir taip jau beveik atšalo. Dar vieną gabalėlį ir važiuojam. Ką gabalėlį? Na, važiuojam. Von iš kelio, boba! Teisybė ir taika šitiems namams. Labadiena, mielas širdingasis ponė. Kukiš pica, nelaukėt? Senai laukiu. Vėluojat truputį, vyrai. Vėluojat. Kamščiai didžiuliai, taksistai lančioja, su ūsais. Galvokit, ką šnekat. Kamščiai. Pats Nemenčinėje gyvenat, Vilniuje, nežinot, kokie kamščiai. Prašom imti susimokėti. O kas čia dabar? Kas, dramblys ant ratukų? Pica jūsų, prašom skaniai pavalgyti, susimokėti ir gero apetito bei skanaus pavalgymo. Ką jūs čia man kišat? Argi čia pica? O kur sūris? Kur šoninė? Tai va, šonai, viskas, net sūrio vabiš. O liežuvis kur? Durniai. Čia tik tai išmazuotas padas. Va, kokio dar gabalo trūksta. Čia yra mūsų firmos gerumo ir labdarumo akcija. Jo, žinot, tengi nelaimė nuo tsunamio įvyko, tai mes nusprendėm paremti, tai va tos dalies ir trūksta, nes mes, atidavėm. Nu, žinot, ką vyrai, aikit jūs šikt. Nereikia man jūsų nei paslaugos, nei jūsų pizzas. Prašau, išeik. Prašau. Piktas. Jūs, panulis, už pizzą galite ir nemokėti, bet malonėkite už atvežimą 6 litukai. Jūs, ponas, ir keistas, gyvenat savo Nemenčinėj ir norit, kad jums iš fucking Vilniaus vežtų fucking karštą ir fucking kokybišką pizzą. Jūs fucking dar pabradėje apsigyvenkit ir fucking norėkit, kad jums pizza kokybišką ir karštą fucking atvežtų. Čia ne greitoji pizza, čia kukiš pizza. Prašau, savo 6 litus imkit ir van iš mano namų. Tai gal pizza? Imkit pizzą valgyk. Skani pizza. Stop mašina. Tu žinai, aš skaitau, kad biški blogai gavosi. Ką mes šefai pasakysim? A kas tau tas šefas? Jomajo, kas tau tas šefas? Nu, darbo sąlygos kenksmingos, žmonės nervuoti. Tegul tas durnius pats savo tas pizzas ir vežioja, prie ko čia mes? Nu, gal ir teisingai. Apie to šiandien ant maistą užsidirbam, apie rydienos maistą rytoj galvosim. Rytas už vakarą protingesnis. Palauk. O tai kam šitą šūdą tampytis vidury žiemos? Parduodam ir dar nenustoju fantazuoti degtinės. Lekiam. Einam, tegul aš esu parpę. Bėgam.